Kas norit, kad iš jūsų duslintuvų kvepėtų braškėmis, kreipkitės pas Andrių. Sveiki, mano vardas yra Ernestas ir aš esu vienas iš CEO iMaps bendrakūrėjų. Važiuojame pas klientą Andrių, kuris turi savo motociklų servisą. Paklausėme jo klausimų, kaip jiems sekėsi bendradarbiaujant su CEO iMaps, kaip sekėsi augti. Na ir tai ne viskas. Nepabėkite, šiandien bus ne tik interviu, bet labai įspūdingų vaizdų iš motokroso. Andriaus servisas yra Vilniaus rajone ir šiai dienai jo teritorijoje, jeigu aš rašyčiau motociklų remontas, galime pamatyti, kad motosparnis yra pirmoje pozicijoje Google Maps pagal raktinį žodį motociklų remontas. Bet mes įdedam daug daugiau raktinių žodžių, tai dėl to jisai pirmose vietose ne tik su šiuo raktiniu žodžiu, bet ir su kitais. Tai sveiki, esu Andrius iš Motosparnio. Motociklų remonto dirbtuvės, pat ne per seniausiai tapom ir motociklų parduotuvę. Galite pas mus įsigyti aksesuarų, dalių, tepalų. Patys esam motokroso lenktynininkai, visas mūsų kolektyvas yra arba buvę, arba aktyvūs važiuotojai. Vienas mūsų komandos narys važiavo pasaulio čempionate ir aš toks Lietuvos semi-pro važiuotojas. Šių rezultatų pavyko pasiekti kartu bendradarbiaujant su CEO iMaps. Rezultatai tikrai viršijo lūkesčius. Iš pat pirmos savaitės pasijautė natūralus prieaugis, kai žmonės tiesiog skambino pasidomėti. Dabar, kaip sakant, sulaukiam vos ne kasdieną skambučių, žmonės mus pradėjo matyti. Prasidėjo, nes pas man šeima užsiminėjo iš tikrųjų. Senelis mano buvo senais laikais tai čempionas. Kiek tu jau užsiimi motokrosu? Su pertraukom, jeigu skaičiuojam pertraukas, tai apie 10 metų. Pusė tų, sakykime, 10 metų buvo traumas. Svarbiausia yra apie tai negalvoti, kai tokį šokį trampliną. Jeigu leisi savo galvoti, čia supranti, turi komitinti 100%. Tavo planuose yra dar profesionalus sportas? Taip, Yra? taip, aišku. Nepasiduosiu tikrai. Tai labai palaikysim tave. Nes kai nėra kažkokių pažįstamų, žinai, tai nėra ką ir stebėti. Tu pasakoji apie tą braškių tepalą. Tipo, kad kai pravažiuoji, kad pajausti. Jūs turit pardavimę jo? Taip. Taip? Savo parduotuvę. Čia mano, kaip sakant, tokia vizitinė kortelė. Man patinka tokie dalykai. Geras, aš pirmą kartą girdžiu iš viso. Metų buvo traumas. Turim netikėtas žinias. Ką tik Andrius pradėjo savo pirmąjį važiavimą išsinarino petį ir jį išvežė į ligoninę. Tai nieko nepadarysi, toks sportas yra, būkit atsargus. Ir manau, kad mes grįšim pas Andrių šiek tiek vėliau ir paklausim